Ваши дети будут показывать не только литовские традиции, чуть-чуть они будут показывать грузинские традиции. Это местные проекты, которые для нашего или для вашего народа будет очень хорошо. Вот это такой проект. Это будет 26 мая, День независимости Грузии. Na, iš tikrųjų, mes šito projektu tarsi siekime, kad sutartis, kur yra tarp Zastafonio ir Tauragės savivaldybių, nebūtų tik tai popieriuje, nes ten yra daug punktų ir kultūra, ir sportas, ir švietimas, ir biznis. Na, aišku, mūsų tas rytis daugiau ir Zazos, ir mano yra švietimas, kultūra, ir šitas projektas toks yra savęs ir viens kito pažinimo projektas, ir toks abiejų šalių kultūrų pažinimo projektas. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad kaip mano kolektyvė yra iš skirtingų mokyklų mokiniai ir tuo pačiu draugaujam ne tik mes su šito šokių kolektyvu, pradeda draugauti ir mokykla su mokykla. Praktiškai Tauragėj nebėra ne vienos mieste, viena kita galbūt, mokyklos, kurie neturėtų partnerių Zastafonija. Net jau ir kaimo mokyklos yra, kaip aš pati ieškau tokio termino, sudraugintos tarp savęs, supažindintos ir atvežė ir kvietimą atvykti kartu ir jie nori atvykti į Tauragę. Tai mes kultūros ir švietimo srityje tikrai jau sutarti, kaip sakant, patys praktiškai galima ir be politikų. Įgyvendinam, aišku, jie padeda, paremia ir visada galvoju, kad politikai keičiasi, politikai dažniau net negu mes savo pareigybėse, gerai ir blogai nežinau, bet dažniausiai įvairias sutartys įgyvendina būtent там tikros įstaigos. Успехи очень хорошие. Сначала я думал, они не могут научиться этого, но от души все это получается. Очень грамотные они, очень грамотные. Если было у меня еще время, например, полгода, еще ставила второй и третий танцы. Все хорошо получается. Я думаю, зрители Грузии очень довольны будут, когда они увидят, как литовцы танцуют в грузинском танце. Tas spektaklis, kurį mes bendrai ruošiam, jis jau buvo rodytas Zastafonijoje gruodžio mėnesį. Ir mums tiesiog ir sako, jums gerai, jums nereikia nieko atvežti, iš naujo ruošti, atvežkite tai, kas yra padaryta. Bet mes tikrai užsispyrė, sakėm, negalim rodyti tą patį, ką jau rodėm, reikia kažko naujo, įdomesnio, jo labiau, kad vasarą gal ir kostiumai keičiasi. Ir todėl ir pradėjom tą spektaklį, kurio pagrindą atnaujinti ir būtent šokiais. Aš labai džiaugiuosi merginos teatro ir taip pat ansamblio Gervės spektaklio metu dainuoja dainas gruziniškas ir gruziniškai, ir lietuviškai. Visada publika išgirsta melodiją savo, atpažįsta, jie labai džiaugiasi. Šokom kol kas tik tai kepurinę, o dabar bus šokis račiulį. Tai aš manau, kad tikrai publika, o publika ten labai audringa, reaguoja labai karštai, vidury spektaklio gali pradėti ir ploti, ir šaukti, ir atsistoti, ir ašarą braukti. Aš manau, kad jie, kai spektaklio metu, turbūt tai bus panašiai vidury, kai pamatys šitą šokį, jiem tai bus tikrai euforija, nes Zaza labai giria mergaitės, kad jos labai muzikalios, labai gerai jaučia ritmą ir kai jis prijungs šokio metu Gruzijoje savo berniukus, tai bus tikrai didelis efektas. O šiaip šitą šokį ir tauragiškai pamatys, nes planuojam, kad atvažiuos birželio mėnesį į Tauragės miesto šventę jų ansamblis ir mes tikrai visą programą parodysim miesto šventės metu. Я всегда говорю и всегда буду говорить, Грузия страна очень хорошая, солнечная Грузия надо увидеть своими глазами. Наша кухня, наша традиция, наши грузинские темпераменты, все это надо увидеть всем туристам своими глазами. Приезжайте, от души мы будем вас ждать. Мы вас очень любим, мы вас очень уважаем.